apsauginis dekoratyvus tinkas dedamas ant šiltnamo sistemos, kad apsaugoti šiltnamo sistemą nuo temperatūros ir drėgmės poveikio. Jų gali būti įvairiausių rūšių. Tai gali būti mineralinis apsauginis tinkas, kuris yra maišuose maišomas su vandeniu ir tada tinkuojamas ant paruošto paviršiaus. Toliau gali būti polimerinis, paruoštas naudojimui kibiruose, jisai spalvinamas spalvinimo mašinomis ir tinkuojamas. Toliau gali būti silikatinis, irgi paruoštas naudojimui kibiruose, spalvinamas ir tinkuojamas. Toliau silikoninis, kuris Lietuvos sąlygom labiausiai tinkamas yra. Irgi paruoštas kibiruose, spalvinimas ir dengiamas ant paruoščiaus paviršiaus ir gali būti pačios naujausios kartos nano kvarc gardelių technologijos pagrindu pagamintas tinkas, kuris irgi spalvinamas specialiais pigmentais ir dengiamas ant paruošto paviršiaus. Kuriamos naujos fasadų dangų technologijos tam, kad prailginti fasadinių dangų tiek dažų, tiek tinkų tarnavimo laiką. Tai reiškia prailginti remontinius intervalus. Dėl to technologai suka galvas ir sukuria kažką naujo, kas ilgiau tarnaus. Pirmiausia, yra nustatoma, dėl ko tos fasadinės dangos sensta. Tai pagrindiniai du veiksmai tai yra saulė ir vanduo. Kuo daugiau karščio šalčio ciklų, tuo daugiau fasadinė danga veikiama yra ir jinai dėvisi. Reiškia, du pagrindiniai veiksniai, kurie sąlygoja fasadinės dangos ilgamžiškumą, tai yra termoplastiškumas ir hidroplastiškumas. Reiškia, termoplastiškumas tai yra suminkštėję danga nuo saulės, plečiasi, prie jos prikimpa suodžiai, uždėjų debesėlis traukiasi, plečiasi, traukiasi, prilimpa suodžiai ir nuo to judėjimo suskyla. Kitas dalykas – hidroskopiškumas. Lyja, rūkas, lyja, danga, jeigu yra hidroskopiška, jinai išbrinksta nuo vandens, pasidaro tokia minkšta, prie jos prikimba grybų sporos, dumbliai pradeda augti ir aišku suodžiai purvas. Ir tada jinai pasensta greičiau. Todėl naudojant šitą tinką buvo duota užduotis technologam sukurti tokį rišiklį, kuris neturėtų šių dviejų neigiamų savybių. Tai yra, nebūtų termoplastiškas ir nebūtų hidroskopiškas. Tai reiškia, buvo sukurtas rišiklis, kuris yra labai kietas ir nereaguoja nei į saulę, nei į vandenį. Ir dėka to buvo pagamintas rišiklis, kuris yra žymiai lengvesnis negu prieš tai esantis. Dėl to šitie nauji tinkai dengiami žymiai lengviau, jų sąnaudos yra visų kilogramų mažesnis, didesnis darbo našumas ir šiuo metu yra pati ilgaamžiškiausia danga mūsų Lietuvos sudėtingom sąlygom. Kadangi pas mus daug šalčio karščių ciklų, ypatingai pavasarį, kai diena būna plus 15, pavyzdžiui, naktį šalna. Ir tokių dienų būna gana daug, lyginant su kokiom šaltom šalim arba karštom šalim, kur pastoviai karštis, šalčio nėra, arba pastoviai šalta. Tenai sąlygos fasadiniam dangom yra lengvesnės lyginant negu kad Lietuvoje. Čia mes matėm klijuojamą juostelę, ta tarpas po juostelė paliekamas be apsauginio tinko. Tai jeigu yra šviesios spalvos tinkas, tai yra nedidelis pažeidimas. Jeigu būtų vienas gabalas labai tamsios spalvos, kitas šalia esantis atskirtas tai be tinko juostelė labai šviesios spalvos, tai šviečiant saulę mes žinom, kad tamsi spalva labai įkais, o balta bus tokios temperatūros kaip oras. Toj sandoroj juoda spalva, balta spalva gali atsirasti įtempimai, gali atsirasti įtrūkis. Todėl, kai yra tamsios kontrastingos spalvos, tokių juostelių palikti nerekomenduojama, o šiuo atveju tai nesiskaito didelių pažeidimų, labai svarbu, kad ta po juostelė esanti vieta po to turi būti uždažoma dažais. Dažų specialiai kažkur ieškoti nereikia, paprasčiausiai to paties tinko galima iškošti per kažkokį sietelį arba per kažkokį tai daiktą ir su jais tą juostelę 2 kartus nudažyti ir bus apsaugota nuo vandens. Šių apsauginių tinkų dengimo technika yra pas visus praktiškai vienoda. Meistras turi atsižvelgti į realias aplinkos sąlygas. Tai temperatūra, santykinį oro drėgnumą, dėl ko dažnai būna problemų. Techninės informacijos visur rašoma vidutiniškai saugoti nuo vandens 3 paras. Esant 20 laipsnių ir 65% santykinio oro drėgnumo. Dažnai meistrai šitų dviejų paskutinių skaičių ypatingai santykinio oro drėgnumo net nepažiūri, kad jis ten parašyta ir būna taip, kad esant vėlyvą rudenį, temperatūra dieną, pavyzdžiui, 10 laipsnių viskas tvarkoj, užtinkuojam, o naktį 0. Arba ten
+1 ir po to savaitę rūkas. Ir tas tinkas gali neišdžiūti 2 ir 3 savaitės, po to ateis lietus ir jį nuplaus. Tai va tokie dalykai yra labai svarbus. Priešingai yra, kai vasara yra labai karšta. Techninė informacija rašo nuo +5 iki 30 laipsnių, bet jeigu esant 30 laipsnių ant saulės dirbs yra pušonius vėjas, iš vis neįmanoma bus, tiesiog nespėsim suformuoti faktūros, išdžius prie įrankio. Todėl reikia atsižvelgti į tokius dalykus ir dirbti tik tai pavėsį ir ant neįkaitusių paviršių. Dengimo technika, dirbant su dekoratyviais tinkais, nežiūrint ar dirbam su polimeriniu, ar silikatiniu, ar silikoniu, vis dar ta pati ant paruošto paviršiaus. Dažniausiai tai būna puts gruntų su kvarciniu smėliu paruoštas paviršius, išdžiūvęs turi būti tinkamai, dengiama mentele stačiakampė, nerūdėjančio plieno mentele, dengiamas toks sluoksnio storis, koks grūdelio dydis, jeigu 2 mm, tai 2 mm dydis, jeigu mažiau, jeigu daugiau. Ir po to iš karto plastikinė trintuvė yra formuojama struktūra. Jeigu sluoksnio storis bus per didelis, tada struktūra nesigaus, jeigu sluoksnio storis per mažas, irgi nesigaus. Ir labai svarbu tinkamai organizuoti darbą. Jeigu turim didelį plotą ir mes norim, kad nebūtų matomų sandūrų tarp sluoksnių, tada turi dirbti tinkamas žmonių skaičius ant pastolių. Pradedam dengti dekoratyvų tinką nuo viršaus, iš kairės į dešinę dažnai. Toliau dasijungia sekantis žmogus ant sekančių pastolių eilės ir taip visas plotas keliaujame iš kairės į dešinę ir žemyn. Jeigu mes neturim pakankamo skaičiaus žmonių ant pastolių, tai mes galim daryti pertrauką. Ir ta pertrauka tai tada gali likti siūliai matoma. Tai reikia turėti omeny ir reikėtų tai suderinti su užsakovu, būnant fasado lietvamzdžiai ar kažkokie kitokie elementai, kur tas siūlės galima paslėpti kažkokiais kitais dalykais.